Veiksmų tvarka, eilė skaitinime reiškinyje. Jei skaitinime reiškinyje yra tik sudėties ir atimties veiksmai, tai veiksmai atliekami iš kairės į dešinę paeiliui taip, kaip surašyta. Duotame reiškinyje pirmiausia sudedame ir iš to, ką gavome sudėję, atimame. Jei skaitinime reiškinyje yra tik daugybos ir dalybos veiksmai, tai veiksmai taip pat atliekami iš kairės į dešinę paeiliui taip, kaip surašyta. Duotame reiškinyje pirmiausia padaliname ir tada, ką gavome padalinę, padauginame iš 40. Jei skaitinime reiškinyje yra sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai, tai pirmiausia atliekami daugybos arba dalybos veiksmai iš kairės į dešinę paeiliui taip, kaip surašyta, o tada sudėties arba atimties veiksmai paeiliui. Duotame reiškinyje viršuje galime susirašyti veiksmų eilę. Pirmu veiksmu padalinsime. Antru veiksmu padauginsime. Trečiu veiksmu prie 492 pridėsime tiek, kiek gavome padalinę. Ketvirtu veiksmu iš to, ką gavome sudėję, atimsime tiek, kiek gavome sudauginę. Jei skaitinime reiškinyje yra skliaustai, tai pirmiausia atliekami veiksmai skliaustuose. Duotame reiškinyje viršuje susirašome veiksmų eilę. Pirmu veiksmu sudėsime skliaustuose, antru veiksmu tą, ką gavome sudėję, padalinsime iš 2, trečiu veiksmu sudauginsime, ketvirtu veiksmu iš to, ką gavome padalinę, atimsime tiek, kiek gavome sudauginę. Duotame reiškinyje skliaustuose yra 2 veiksmai. Todėl skliaustuose pirmiausia pirmu veiksmu sudauginsime, antru veiksmu sudėsime, trečiu veiksmu 20 padauginsime iš 4, ketvirtu veiksmu iš to, ką gavome sudauginę, atimsime tiek, kiek gavome sudėję skliaustuose. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kokia tvarka atliekami veiksmai skaitinime reiškinyje, jei jame yra tik sudėties, atimties veiksmai? Kokia tvarka atliekami veiksmai skaitinime reiškinyje, jei jame yra tik daugybos, dalybos veiksmai? Kokia tvarka atliekami veiksmai skaitinime reiškinyje, jei jame yra sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai ir skliaustai? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.